Žiūrėk, bandelė, fucking, tu paklausiai, kada hobby horsingas? Kai žmogus apsižergia pagalį, ant kurio užmauta arklio galva ir jo jodinėja, tarsi tai būtų jojimas su tikru žirgu. Kiekvieno streamo gale yra aiškiai dideliam geltonom raidėm parašyta, kai mano YouTube kanalas pasieks 200 000 prenumeratorių, tada bus hobby horsingas. Ko tu klausi? Triggered. O dabar mes periname prie pačių svarbiausių pastarųjų 2 savaičių naujienų ir aktualijų, ir tai žinoma yra. Dabar apie plunksnuotas naujienas. Krosaną lesančio ir po kepinių stupinėjančio balandžio vaizdas vienoje Vilniaus parduotuvių apskriejo internetą ir kaip reikiant pralinksmino gyventojus. Čia yra hard-hitting news. Taip. Pirkėjai liudija, esą šis balandis visai negarsus, o tiesiog savas. Maisto ir veterinarijos tarnybos. O aš norėjau iš karto paklausti, Maisto ir veterinarijos tarnyba irgi jį užskaito kaip savą, aš kaip suprantu. Čia jokių problemų nėra, jo? Visai nesužavėjo. Mat balandžiai infekcinių ligų nešiotojai bei platintojai, tad parduotuvėje jiems ne vieta. Ar čia yra garso takelis užmestas ant to vaizdo įrašo, kuris buvo viral, ar čia mes turime dar vieną klasikinį KK3? Atsiprašau, ką? Ar TV3 persisamdė kakadų montuotoją? Jie nekalti, tačiau apsėsti. Neglostyk jų visiškai. Zombiais galėtų apsikrėsti. Tai ne legendinės grupės Antis vaizdo klipas, o tikras vaizdas iš vienos Vilniaus parduotuvių. A, ne? Aš tai galvau, kad čia yra originalus muzikinis vaizdo klipas. Ačiū, žurnalistė. Kruasaną su migdolų įdaru lesa balandis, o vėliau kiek patūpčias nutupia ant itališkos duonelės šabatos, po kurio laiko balandis nusigasta ir išskrenda į kitą iki parduotuvėje Antakalnyje esantį skyrių. Balandį parduotuvėje pirkėjai užfiksavo penktadienį. Pala, ir kažkas sakė, kad jis čia savas? O dieve, yes, let's go! Turime tą komentarą, laukiau jo. An average simp, skvernelis ant bulkos. Matėt, gal jo, aš ir postinau. Matėt jo ir neturiu jokios problemos su tuo, fuck it. Jūsų balandis? Aš jo vieną iš video ir aš už vakarą dar turiu video. Vakaris irgi čia buvo. Žiūrėkit, miela ir malonu ir visa kita, bet aš nenoriu būti tas beta kak bičas, bet tiesiog išmeskit balandį iš parduotuvės. Aš suprantu, ką jūs dabar pasakysit. Pauliau, tu net nevalgai bulkos. Mano 2 centai čia apskritai net nėra nieko verti. Šiaip aš vasarai pirmą kartą pamačiau. Jis čia buvo vakar, jis čia buvo vasarą praeitą. O štai šį balandį vakar toje pačioje parduotuvėje lesinėjantį trupinius duonos ir bandelių skyriuje nufilmavo ir Antakalnio gyventoja Ugnė. Tai jo... O jinai ką tik ir nepasakė, kad tai padarė. Dabar aš nesupratau, palauk, tai čia ne Ugnė, čia Ugnė. Kokia įdomi reportažo struktūra. Pakalbina Ugnė, Ugnė sako, aš nufilmavau jį vakar ir tada eina video reportažas ir sako, o štai čia yra video medžiaga, kaip Ugnė jį nufilmavo. Ar aš durnas? Yes, you are. Ar čia dar kita Ugnė? Ugnė numeris 2? Trupinius duonos ir bandelių skyriuje nufilmavo ir Antakalnio. Kiek Antakalnyje yra balandžių toj parduotuvėj ir kiek ugnių eina į tą parduotuvę? Galite atsakyti klausimą. Mes toj pradėsim tą pačią matematiką kaip su Šiaulių prostitutėm. Aš jokios nepagarbos ugnėm. Čia tiesiog... Čia toks segmentas mūsų laidoje. Čia matom tikrai Seimo narių, kurie nesuvokia šitų problemų, nežino, koks kiekis yra būtent prostitucijos. Gal žinai, koks tas kiekis? Na, žinokit, tai yra tokia problema, tarkim, mūsų mieste Šiauliuose, kad netgi trūksta tų merginų ir iš esmės merginų skelbimų Šiauliuose yra galbūt 20. Ir būtent, kiek žiūrėjau skelbiu.lt puslapyje ir tiesiog netgi trūksta vietos, tai matom milžinišką kiekį. Trūksta vietos kur? Skelbiu portale. Šiauliai, kas vyksta, kodėl jūs turit 20 prostitučių ir kodėl jūs jų nepasidalinat ir kodėl daugiau prostitučių nepriimat į savo gretas? Merginos dirba apie 12 valandų per dieną, na tai galim paskaičiuoti, kiek klientų per dieną šimtais turbūt apsilanko ir taip plinta ligos. Turime 20 prostitučių, jos dirba po 12 valandų per dieną. Imkim tokią bazę, kad seksas trunka valandą, tai per dieną Šiauliuose galima 240 kartų seksą padaryti. Šiaulių gyventojų skaičius. Darom tvarkingai, 5 štukų, darom, kad pusė yra vyrai. Reiškiasi, kad tos 20 prostitučių per 208 dienas patenkins visus Šiaulių vyrus. Dromėjau, aš overthinkinu, pasklausyk, ką žurnalistė šneka. Ar tai tas pats penktadienį užfiksuotas balandis, ar koks jo giminaitis, neaišku. Aš permastau. Tuoj, kas mane pakibino.
Balandis bylai. Ir vat lygiai taip pat paprastai, kaip ta žuvėdra čia iš tos spardės, toje nuknisti trikampiniai sumuštekai, įvairūs kibernetiniai įsilaužėliai gali nuknisti jūsų asmeninę informaciją, tokią kaip banko kortelių duomenys ar tapatybė, jeigu nesisaugosite prisijungdami prie nemokamo viešo Wi-Fi'aus. Kaip tai padaryti? Labai paprasta. Per nuorodą surfshark.com/demiko įsigykite virtualų privatų tinklą Surfshark ir vos vienu paspaudimu užšifruokite visą informacijos srautą įeinantį ir išeinantį iš jūsų įrenginių. Dar ir pasidžiaugsite spartesniu internetu, nes užslėpdamas jūsų IP Surfshark blokuoja tam tikras reklamas, kurios jūs atseka su slapukais ir užkiša tinklo pralaidumą. Ar minėjau, kad nuolaidos kodas Demikos teikia 4 papildomus mėnesius paslaugų? Tiesa, Ugnė dar vasarą dalinosi dar vienu ant plytelių kepinių skyriuje. Tai čia ta pati Ugnė, nes kokie šansai, kad yra 2 Ugnės, kurios filmavo ir šiandien, ir vakar, ir praeitą vasarą? Tupinčio balandžio pačios filmuotų vaizdeliu. Mergina mano, kad garsiu tapęs balandis tiesiog vietinis balandis. Ne, tai gerai, cool, bet gal kažkaip, tipo, ne, gal galėtume neturėti ligas nešiojančių paukščių ant bandelių, tipo, toks kaip pasiūlymas. Jis kiekvieną dieną čia. Kokio talento nepraradau, tai tinkamų metų pauzę paspausti. Kiekvieną dieną. Jo, kiti sako, kad jis čia nakvoja. Fucking Antakalnį, prašau susijimti. Tikiu, tipo, balandį sugauti sunku, aš nekaltinu čia pardavėjų, dar kažkas turi pilną darbą. Ne, Ugne. Čia yra baseline, labai žemas standartas, kurį turi galėti palaikyti bet kuri parduotuvė. Aš jų nekaltinu. Ne, aš juos truputėlį pakaltinčiau. O jeigu įsivaizduokim dabar po tas bandelės raustusi tiesiog viena didelė žiūrkė, net nedidelė, tiesiog viena žiūrkė. Aw, so cute. Ir tipo, jo, aš tą žiūrkę mačiau šiandien, aš tą žiūrkę mačiau vakar, aš tą žiūrkę filmavau praeitą vasarą. Man atrodo, ta žiūrkė čia kiekvieną dieną. Bet aš nekaltinu darbuotojų. Jiems vis dėlto reikia aptarnauti kasą, sukrauti prekes į lentynas. Nieks neturi laiko tą žiūrkę pagauti. Lengva sakyti, pabandyk pats balandį pagauti. Fuck off, tipo, jis juokauja. Aš dar mačiau merginas išeinačias su maišiukose bandelėmis ir taip noriu visiems pasakyti, kad nepirkit, čia balandėlio. Tai tikiuosi taip ir padarėt. O ne tavo. O parduotuvė. Aš darau prielaidą, kad ne, jo konceptai norėjo. Aš taip norėjau pasakyti, tą vištienos krūtinėlę rausė žiūrkė, bet ta žiūrkė čia buvo vakar, buvo šiandien, buvo praeitą vasarą. Elena, norėjau pasakyti, nes balandžio maistą valgo, o ne dėl to, kad čia nehigieniška. Smaližiaujantis balandis vieniems gyventojams kelia juoką, kitigi teigia, kad balandžiui parduotuvėje ne vieta. Antakalnyje turime tyriausią demokratijos išraišką. Tiesiog pirkėjai nusprendė. Apie balandžio nemokamą apsipirkimą pasakoja ir kitas liudininkas. Reikia padaryti balsavimą kažkokį. Ar reikia balandį išvyti iš tos parduotuvės, ar viskas? Ar tiesiog šis balandis jau laimėjo? Ir mes kaip visuomenė daugiau nieko negalim padaryti. Ir ačiū labai, kad kažkas sukūrė polą. Koks šališkas balsavimas. Taip liūdnas neširdų teiktų šiekti. Aš mačiau jį prie saldumynų skyrius. Yes! Antras liudininkas. Tada jisai nuskrido į gėrimų skyriaus pusę, toliau aš nemačiau, kuris buvo. Gerai, o ką reikėtų su juo padaryti? Ką padarysiu? Am I going insane? Ką padarysi? Iš fucking vysi tą paukštį iš parduotuvės. Langas buvo praviras. Paukštis gudrus. Reiškia, geri krosanai. What have we become? Ar išvien balandį? Ne, 179%. Fuck off su tokiu balsavimu. Tiesiog balandis laimėjo. Va čia, hebra, va čia mes matome savo dviem akim visas demokratijos silpnybės. Kaip mes ką tik praradom parduotuvę vienam paukščiui. Teisingai, Kiosi. Kio 515. Čia tau nelėdau. Gražiai atrodo, tiesiog gal meniškai, bet jokių būdų ne parduotuvė. Net moteriškė, kuri turėtų vienareikšmiškai sutikti su balandžio išvarimu ir šiaip kaip ir išreiškė tokią poziciją, vis tiek sugebėjo balandžiui komplimentą duoti. Meniškai atrodo? Gražiai atrodo, tiesiog gal meniškai. Meniškai. Čiurlionis skambino. Klausė, po kiek kruasanai. What the fuck? Atrodo meniškai. Jokisai, aš jau matau, kad balandis yra geriau už mane. Nesmagu būtų tos duonelę imti.
Tiesiog nesmagu būtų. Bet labai svarsto konceptai. Labai svarsto. Aš darau prielaidą, kad jinai ir žiūri dabar į tą balandį. Kadangi jau visi priėmė, kad visiškai normalu yra tam balandžiui vaikščioti ant to maisto, tai jis jaučia šio reportažo metu yra dabar ant maisto. O prekybos tinklo atstovai tikina ir ramina, kad ėmėsi visų saugumo priemonių ir kepinius po nelaukto svečio viešnagės iš prekybos pašalino. Balandis ateina taip, kaip ateina ir visi kiti pro paradinės duris. Duris yra automatinės, tai tokie atvejai, kad mūsų aplankytų tokie sparnuoti svečiai iš tikrųjų yra labai reti. Taigi Ugnė ką tik sakė, kad tas balandis čia kiekvieną dieną praleidžia. Kokie labai reti. Ugnė filmavo šitą balandį ir vakar, ir šiandien, ir praeitą vasarą. Kiekvieną dieną čia yra tas balandis. Mes turim liudininkę, jos vardas Ugnė. Balandis anot prekybos tinklo atstovės kaip įskrido, taip ir išskrido. Tad įmonės, kuri turėjo tą paukštį pagauti, neprireikė. Anot maisto ir veterinarijos tarnybos, prekybininkai turėtų užtikrinti rutininę paukščių kontrolę, kad tokie atvejai nepasikartotų. Tikrai nėra priimtinas atvejis. Va, vienintelė Daiva. Vienintelė Daiva. Mano stovyklos atstovė vieną turime, Daiva. Laukiniai paukščiai yra ir virusinių, ir infekcinių ligų nešiotojai ir platintojai, tai juo labiau reikėtų susirūpinti. O štai čia pernai rugpjūtį. Kas čia dabar? Anykščiuose užsukęs taipogi neprašytas ir nelauktas svečias. Kažką tokio pamenu, kad nepričiom kažkur čia gyvačių pas mus priviso. Iki gal galima susijimti? Alio? CIA free bet. Taip grįžti iš pardės ir tipo, mam, žiūrėk, nusipirkau arbūzą ir žaltį. Pletkų kanalas užsuko į parduotuvę. Geras, Marčiau. Touché. By the way, aš iki esu matęs žiurkę prabėgant. Seni, koks skirtumas? Jinai ten buvo vakar, aš ją filmavau šiandien, praeitą vasarą, jinai čia greičiausiai gyvena. Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking... Visose iki parduotuvėse. Va šitą, žinot šitą motherfucker, kaip jisai vadinasi? Pravieniškių narkotnešis. Sen, tu juokauji? Tu juokauji. Kai tik šitas įeina į mano namus, aš jam perrašau butą ir iškeliauju į kitą šalį. Tu juokauji.